Už sveiką protą. Už sveiką protą. Už sveiką širdį. Už sveiką širdį. Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų. Arnas Duraselis. Artūras Mėsininkas. Gabija, mergelė iš Nazareto. Visi moka gražiai kalbėti, bet ar visi išdrįs tai padaryti? Adrenalinas, įtampa, triumfas, naujieji herojai gimsta čia. Kaip galvoju, kur ta strėlė bus? Į dantis gal? Man jau akis mirksi, sakau, davai. Čia 2-3 lavonus gal ir sutalpintum, bet nemigdys žmonės. Kada bus galima sulaukti Lietuvoje mafijos muziejaus? Po to priprastum, kai žmonas mauk, kad atsilaikyti. Sveiki visi, turim Igną Bakėjų, sveikatingumo ir sporto entuziastą, taip pat stereotipų laužytoją, kuris atvažiavo šiandien mums papasakoti, kokią gi naudą duoda iššūkiai žmonėm, kurie juos įveikia, kurias jūs pereina. Turi rankose strėlę, lentą. Gal šiek tiek gali papasakot, ką tai reiškia, kas tai yra? Turbūt pagrindinė užduotis visų šitų dalykų, kuriuos aš darau, kaip tu sakei apie tos stereotipus, tai yra, kad žmonės kažkaip tą baimę traktuoja kaip kažkas, kas juos stabdo ir neleidžia padaryti poveikio ir proveržio. O aš kaip tik tą ir parodau, kad tik baimės vedami, kuri yra visada šalia, kai mes padarom kažką tokio labai stipraus ir atrodo, kad neįmanoma, nes protė ten susideda, kad aš šito tikrai nepadarysiu. Tada ir atsitinka tikras proveržis. Nes kai tu darai tokia bijau, bet nedarysiu, tai žmonės taip labai ilgam stringa visam gyvenimui. O yra žmonės, kurie bijo, bet daro. Ir yra tokių žmonių, kurie yra bebaimiai. Nebijo ir daro. Tai aš pagrindė dirbu su tais, kurie arba bijo ir nedaro, arba bijo ir vis tiek padaro ir gauna tą proveržį. Tai visą tai atpalaiduoja. Atpalaiduoja protę kažkokius blokus, kur pavyzdžiui, aš negaliu to padaryti. Ir žmogus sakė, tai gerai, tai tą situaciją pamatyk, įstatyk ją, nežinau, ten į talentą, sudėk ją į strėlę ir tada sulaužyk ją su kaklu kažkurioje vietoje, kur jinai yra labai pavojingai statoma, sukeliamas didžiulis skausmas. Bet žmogus prisigalvoja, kad čia strėlė kiaurai pralys, jo gyvenimas baigsis ir taip toliau, žodžiu, protas kiek pridaro. Ir paskui, kai visą tai vyksta ir pasibaigia, žmogus gauna kažkokį atsipalaidavimą ir jisai supranta, kad kas čia dabar buvo, mano protas mane bandė kažkaip čia įtikinti, kad čia yra baisu ir aš negaliu to padaryti. Ir paskui žmogus jisai pamato, kad jisai daugelį kitų situacijų gyvenime daro lygiai taip pat. Nu tai va, ir tai išlaisvina. Turim šalia manęs Arną ir Gabiją. Ar turit kokių klausimų mūsų profesionaliam strėlių laužytojui? Mes nekantraujam, kada mūsų svečias Mantas galės išbandyti šitą iššūkį. Tai su nekantrumu startuokim. Nu tai ką? Mantai į sceną. Matai, Mantui duosim pasirinkti, jam žinai yra du galai, vienas bukas, kitas aštrus. Ką rekomenduoji? Kulkos forma. Geras. Jo, kulkos forma. Tai aš šiaip labai aštrus, aš nesitikėjau, kad jie tokie yra. Aš rekomenduoju, žinai ką, pradžiai prieš laužant pagalvoti iš viso apie kažkokią tai... Ar verta laužyti? Ne, apie situaciją arba kažkokią tai dalyką, kuris galbūt tave stabdo, arba kaip tik tu žinai, kad tau reikia proveržio kažkurioje srityje, kuri tau ir taip gerai sekasi, bet nori dar geriau. Arba šiai akimirkai kažkas nebetarnauja, nebereikalinga. Žmonai kalbėti trečiam vaikui. Vienintelė baimė. Visi juokia, visi supranta, kad nereikia proveržio. Tai tada 3 aštrės. Ne, iš tikrųjų aštrė, nes ir pagalvok iš tikrųjų apie kažką, ką nori sudėti į ją, nes tai strėliai lūžtant pasileidžia tą baimę, žinai. Ir galų galia šiaip, tu dabar ten pristatytas tas iššūkis buvo, ką tu apie tai galvoji? Viską girdėjau. Ar baisu? Aš galvoju, gal aš labai norėčiau būti tas, kur nieko nebijo ir nieko nedaro, žinai. Man atrodo, šitą neįvardinai vieną. Bet šiaip tai labai įdomu, nes prieš tai minėjau, kalbėjom, nesu niekad jokių kažkokių tokių išpačių bandęs absoliučiai. Su savo baimėm nesu kovojęs, tai nežinau, čia ar geras, nuo kurio reikia startuoti, ar iš karto... Ta prasme, į ligoninę po šito iššūkio ir daugiau nebepriimsiu jokių, žinai. Tai tiesiog sakau, įdomu pačiam ir turbūt tai, ką tu sakai, tai turbūt kiekvienam žmogui reikalinga. Atblokuoti, išlaisvinti ar dar kažką tai. Žinok, kaip kas ant ko pataiko, su tuo ir startuoja. Tai šį kartą pasitaikė strėlė, tai su strėlė galima, žinai, daryti. O, blemas, skambinu, palaikyk biškį, atsigerk. Atsigersi kaip tik Vytautą.
Zigmukas mūsų. O, žiūrim. Zigmai, tu eterį. Man taip, pakelk ragelį, skambina Zigmas iš Rietavo. Kada bus galima sulaukti Lietuvoje pirmojo mafijos muziejaus? Kiek galima laukti po perkūnais? Dantenas visas iškris. Nesulauksi iki grabo pabaigos turbūt. Zigmas, Kas va tai taip. kelia? Tai kada? Mafijos muziejus, nežinau, kas yra juokinga čia dabar. Su tokiu žmogum buvau susitikęs ir visiškai iš kalbos išėjo, sako, irgi, blema, turiu tokią idėją, mafijos muziejų. Sakau, blema, tau kažkas pasakė, sako, aš sakau, irgi buvau netyčia, sakau, tokiam objektėlį, irgi galvojau, kad va, būtų tinkama vieta. Atsiradus tinkamą objektui galbūt tą galima daryti, bet ar ten, kaip pasakyti, super ten tas dalykas, ką tu norėtum daryti, nu, nežinau, edukacija, dar kažkas, ką ten pasako tokio, nežinau. Ten... Gal ir Zigmukas dar spės apsilankyti? Nu, sakau, čia gal ne aš, sakau, aš kaip suprantu, daugiau žmonių apie tai galvoja, tai gal be manęs šitą idėją kažkas tai padarys. Tai linkim tau įkvėpimo, kad rastum objektą, kuriame galėtum įgyvendinti šitą idėją, nes manau tikrai būtų įdomu ir dėl edukacijos, ir dėl bendrai galų gale, nu tai istorija yra. Tai ką, lekim į Very Bad Hotel? Lekim, super. Varom. Man tai žinau, kad teko ir tokios patirties gauti, kad dėstei universitete studentams. Papasakok, apie ką buvo tavo paskaitos ir ką iš tos patirties išsineši. Ir čia turbūt kaip čia viskas nuo to, kad mėgstu kalbėti. Net per daug negu reikia ir ten pažįstami tą žino ir tiesiog viena pažįstama yra dėstytoja Kauno kolegijų ir paprašė, kad papasakočiau, kaip tai versliukai darosi iš vidaus, tokie smulkus visokie. Studentam turbūt kaip ir daugumai likusių žmonių yra įdomiausia, su kuo mažiausiai susiduria, tai klubas. O pats kažkokios naudos išsinešė iš tos patirties? Tai visada įdomu, kas žmonėm įdomu, kažkam pasakot, perdavinėt patirtį savo, nu, toks nedraugui prie kavos, o prieš 20-30 žmonių auditoriją, tai vis tiek nesmagumas, visko nepažįsti, tave žiūri kaip į dėstytoją kažkokį pasakojį, tas pasakojimas nerišlus, galbūt nuo vienos temos perbėgantis prie kitos. Pas mane įsigelbėjimas yra, aišku, kaip pasakai žodis striptizo klubas, tai ten įsimagnetina 7% tos auditorijos, tai šitoj vietoje, kaip čia pasakyti, turiu ten tą raktinį žodį, kur prieš 20 metų man kažkada pažįstamas sex sells pasakė, žinai. Tai ir atvažiavom dabar į tavo patį pirmąjį viešbutį, Very Bad Hotel. Einam gal? Einam. Kas čia pas mus? Man tai pirmasis tavo viešbutis Very Bad Hotel, kur dabar esam. Nuo ko viskas prasidėjo? Papasakok ir kaip kilo mintis tokiam pavadinimui. Prasidėjo nuo to, kad sesė tiesiog ieškojo didesnio buto. Ir man jinai skambina, sako, žiūrėk, yra namas už buto kainą. Varom pažiūrėti. Atvažiavom ir stovim, žiūrim, kad čia skardis, kad vaizdas į jūrą, kaip aš sakau, kažkoksai tai atsiveria. Aš jai sakau, blemba, sakau, perkam dėl to vaizdo, kaina tikrai gera, kažką tai, sakau, sugalvosim, net neįsivaizduoju, ką darysim, sakau, perkam, po to sugalvosim, ką daryti. Akis mirksi, sakau, davai. Įeinam į vidų, einam čia ir aš matau, kad tas, nu, namo išplanavimas, jisai toks kaip ir tinkamas kažkiek tai apgyvendinimui, nes per vidurį tie laiptai sukasi ir iš šonų eina kambariai. Pavyzdžiui, klientai pavadinot Very Bad Hotel, nebijojot, kad klientų ten reakcijos bus, kad tai galės įtakoti netgi pardavimam, rezervacijom? Vienareikšmiškai bijojom, bet jisai veikia kaip katalizatorius tas pavadinimas. Aš turiu tokią, kaip čia pasakyti, teoriją, kad pas mus atvažiuoja visi geri klientai su humoro jausmu, o visi blogi važiuoja į Radisoną ir į Ibis. Wow! Wow. Oho, vaizdelis. Tai va, iš Vilniaus, jeigu plauktumėt pas mane, nevažiuotumėt, tai... Galėtumėm tai galėtumėt čia arčiau prisišvartuoti. Žiemą galima Tai dėl to jis ir naudoti, pelenė vadinasi, kad šita moteriško kablukos vonė, jinai kažkokiu būdu atsirado šitoj terasoj. Norėtum turistėlį pagulėti šitą Labai. Jo, vasarą naudojama, bet sakau, turėjom ne vieną svečią, kurie tik žiemą važiuodavo, ypač kaip prisninga, kad būtų galima karštoj vonioje, kaip kubilė. Aš spėju, dabar tas žmogus, iš kurio įsigijai visą tai, turbūt graužiasi nagus. Aš manau, kad ne, kai aš jį sutikau po statybų, kai aš jam pasakiau, kad čia telpa 23 žmonės šitam
name mėgoti. Jis sako, nepatikės, sako, čia 2-3 lavonus gal ir sutalpintum, bet nemėgdys žmonės. Mėgsti ekstremalius iššūkius, spausk like, užsiprenumeruok mūsų kanalą ir pasidalink su draugais. Per Delfi TV mūsų laida Du šalti vienas karštas. Ką norėtų matyti mūsų svečiuose, rašyk mūsų Instagram'e. Du šalti vienas karštas. Jeigu nespėjote išgirsti arba pamatyti, taip pat mūsų laida yra ir Spotify platformai. Tavo palaikymas mums padeda kurti pačias įdomiausias laidas. Gerbėmieji, laikinkit, prenumeruokit ir dalinkitės gerą žinią. Klausyk, man, baigėsi lengvoji dalis, pasivažinėt po miestą, prodai valdas, turbūt buvo lengva, kiekvieną dieną tai darai, ne? Nu, prieš kamerą ne, pirmą kartą, tai nebuvo taip, kaip čia pasakyti, natūralus procesas, bet, maršrutas tai kiekvienos dienos, kur važinėjau. O kur buvot, papasakok šiek tiek. Pirma vieta. Soboras, čia standartinė susitikimo vieta, tada važiavom klubą aplankėm, tada aplankėm mūsų antrą viešbutuką projektą ir grįžome čionai. Žaliakalnis, jeigu taip. Jo, tai kol ten važinėjai, kol ką, mes čia ruošim tau challenge'us, užduotis, turi rankoje strėlę. Iš tikrųjų galvojom gal pastatyti stulpą ir pažiūrėti, kaip šmoki šokti, kadangi stripakį dažnai lankaisi. Būtumėt nusivylę. Bet čia yra challenge'as. Ar teko kada? Ne. Bet man rodos, tu kaip tik savo darbuotojams turėtum rodyti pavyzdį, kaip tai reikia būti atliekama ir panašiai. Gali būti, kad reikėtų, bet matai, aš net neinu į darbą, tai jau apie pavyzdžio rodymą visai turbūt sudėtingas senai reikalas čia. Pasižiūrėsim, jeigu reikės kokių tipsų, skambink, parodysiu. Liuks. Čia apie laužimą strėlės ar apie šokimą? Ne, apie šokimą. Apie šokimą, gerai. Turėsim omeny. Ar baisu? Iš vienos pusės taip kaip ir nesinorėtų visai to daryti, čia visai aštru atrodo. Kaip galvoji, kur ta strėlė bus? Kokioj vietoj? Kur dėsi? Ant papo, į pilvą, į koją, į dantis gal? Su dantim? Kažkur matęs per YouTube, kaip kung fu tenai su kaktom, su kaklais, su galvom kažką jie ten daro, tai gal aplink jau ten tą viršutinę dalį. Tai iš tikro dėsim čia prie kaklo. Čia labai minkšta. Labai minkšta, gal į kaktą geriau. Tame challenge'as ir yra, supranti, pasižiūrėsim, nes dažnai vyrai būna po padu, paimti, žmonos smaugia, tai reikia biškai patreniruoti šitą vietą. Supratau. Tai čia iš tikrųjų 2 challenge'ai tau. Vienas, kurio tu dar niekada nedarei, o kad po to priprastum, kai žmona smaugs, kad atsilaikytum. Supratau. Tai va. Žmona daugiau neišleis filmuoti. Nieko, galėsim ją kitą kartą irgi challenge duoti. Galėsim pasimti kartu. Baisu darom. Davai, Ignai, einam, žiūrim instrukcijas, kaip ir po kelių minučių Mantas jau lauži strėlę. Tai man tai instrukcija paprasta iš tikrųjų. Pirmoji eilėje, tai tau reikia pasirinkti strėlę, nes viena yra aštrių galų, tai jinai tokia kaip adatos aštrumo, o kita yra bukų galų. Tai dažniausiai, kai aš vedu mokymus, tai su šitą mes pradedam, arba, pavyzdžiui, matau, žmogus ateina labai jaudinasi, labai bijo, tai mes sulaužom šitą, pamatom, kaip veikia visa ten visas veiksmas. O tada aš pasiūlau žmogui ir jisai nori, gal jam ir šitos užtenka. Bet kartais žmonės sulaužo ir tokie, tai čia easy. Sakau, gal tas iššūkis, kurį savo uždavė, arba tą, ką nori pakeisti, ar kažkokio proveržio, gal jisai buvo tiesiog per lengvas ir reikia didesnio iššūkio. Tai šitas yra vienareikšmiškai didesnis, nes ir skausmas didesnis, ir remės, ir aštru. Tai žodžiu, aš siūlau tau. Supratau, gerai. Paragauti. Pardavėjas. Parduoda abudu. Iš karto vietoj vienos strėlės. Perki vieną, gauni 2. Jo, iš karto gauni. Nenori nei vienos, tai 2 laužai. Toliau yra saugos akiniai, nes kai lūžta strėlė, atsiranda skeveldrų, reikia apsaugoti akis. Čia šiaip kalbant į kamerą, tai nedarykit to namie. Ir darykit tai su profesionalais, kurie žino tam tikrus niuansus ir detalės. Mes turim juoką ir tokį pasakymą, kad į tiek, kiek dalių sulūžta strėlė, tiek vaikų. Tai reiškia, aš 3 turiu. +1. +1. Tai, žinai, verta susimastyti, tai tu žiūrėk. Supratau. Bandom. Čia jau realiai gausis padaryti, žinai. Mes bandėsi. Pasaka. Dėkui. Kiek lūžo skaičiuojam? Pala, man. Seniai ten išlaksta, jau neberasi krūmuose. Tikrasis iššūkis. Aštri strėlė, kaip adata. Žemiau. Va čia.
Jo. Tik tai neatsitrauk nuo manęs, o į mane pasisink. Dar. Va čia, stop. Gerai. Ir važiuok. Jo, kaip jautiesi nuo to momento, kai pasakei, kad ir baiminės, ir gal tik tai tą, gal tos net nenori, bet padarai, kas ten su tavim kalbėjo, kad čia tokį, žinai. Žiūrėk, ką aš turiu. Pasiliko už golfo. Dar. Tai va, turbūt pasakysiu labai banaliai, bet verta tą daryti, nes, sakau, padarai šitą, kaip tu sakei, kažkur gyvenime tą turbūt gali padaryti. Tai atrodė baisiau negu yra, dedi žingsnius ir dedasi tą žingsnį. Tai, sakau, man galbūt irgi iš verslo lygiai taip pat, žinai, darai pasidaro, nedarai nepasidaro. Ja, labai gerai pasakei, nes dažniausiai žmonės prisikuria ir nedaro. O tu paimiai padarėjai ir tada supranti, kad, tai viskas, tiesiog reikia daryti, nesvarbu, kad ir kas bebūtų, reikia daryti. Ačiū tau. Nėra už ką, bet dar ne viskas. Dar ne viskas. Dar ne viskas. Dabar aš tau iššūkį duosiu. Ir tau jis nepatiks. Jo, jis tau nepatiks. Ką man tai atrodė įspūdingai strėlė, koks jausmas? Geras. Geras? Buvo labai baisu ir taip... Nėra jokio visiškai kaip čia malonumo, bet kaip matau, toliau irgi nesiruošia čia džiuginti manęs. Jo, mūsų laidoj mažai malonumo, bet daug perlipimo per save ir per savo galvą. Todėl pabaigiai strėlę, paskutinė laidos dalis turim blitz klausimėlius. Tam, kad tu negalvotum, ką atsakinėjai ir atsakytum tiesą, paruošėm tau tokį mini takelį. Jisai nėra labai sunkus, šiek tiek matai tokių stiklelių, labai nepavojingas. Nieko neskaudės, tikriausiai, bet nieks nežino. Prieš pradedant eiti per stiklus, turi išsimušti savo stiklą, kuris jam įlys į koją. Tai va, turi 2 butelius, pats kaltas, pats kaltas. Jeigu padarai. Supratau. Stok, uždedam ir muši savo laimę. O. Kai betonavom šitą terasą, tikrai ne tam galvojau, aš tą darau, kad... Ką, turim, šiek tiek turim stiklo, pasigerinai savo situaciją. Čia iš tikrųjų tik atrodo baisu, bet kaip Ignas sakė, viskas tik savo galvoje. Tai gal nori pirmas? Aš jau žinok, išbandžiau prieš tave. Tai ką, stojam, ruošiamės ir tuoj bus blitz klausimėliai. Taip, man tai principas aiškus. Viskas galvoji, bet tu jau vieną iššūkį įveikiai, bet su kiekviena kita stichija vis dar kitaip. Čia mes turim stiklus. Ir atrodo, kad nieko čia tokio, bet juos daužant, garsas, vaizdas, iš karto šūkį į akis, į koją, prasipjaunu, negaliu krepšinio žaisti ir taip toliau. Bet aš turėjau tokį atvejį, žmogus atsistojo ir tai buvo jo meditacija, kurią jisai nuo to laiko darė kiekvieną dieną. Jisai atsistojo, jam kažkas atsitiko, aš negaliu paaiškinti. Tai principas toks pats, gali kažką savyje atrasti, ką nori paleisti. Jeigu tokio dalyko nėra, tai tiesiog pats dalykas išbandyta iššūkį, žinai. Neseksovai atrodo, prisipažinti. Jų nebūtų turėtų, turbūt tada būtų čia. Taip, bet jo, tada nebūtų iššūkis. Jo, kaip jautiesi? Įgavau drąsos po pirmo. Adrenalinas dar turėtų mušti. Dar biškį veikia, bet sakau, biškį jau čia aš toks per vieną dieną 2 iššūkiai jaučiuosi jau iššūkių įveikėjas. Dar reiks namo grįžti pas žmoną, 3 iššūkis. Klausyk, kai vaikus augini, tai iššūkiai nuo ryto iki vakaro. Jo, čia easy. Galiu su nugarą, va tai va. Jo, apsiversti. Kai tik būsi pasiruošęs, gali eiti. Viena mintis tik tai. Kokia? Galėtų koja kem 2 būt, ne kem 6. Ir mažiau svert gali. Jo, daugiau nėra. Nu tai ką, reikia bandyti. Gerai. Pirmas easy. Super. Wow. Labai gerai. Gal darom pirmą stotelę klausimų? Biškį. Nu, stovėti yra komfortas. Gerai, padarom truputį ir tada... Kas yra didžiausias gyvenimo malonumas tau? Šiai dienai išsimiegoti. Koks įvykis ar situacija labiausiai pakeitė tavo gyvenimą? Turbūt nuobodžiai atsakysiu tas pats pirmo vaiko gimimas, nes
kažkoks atėjo su ta sekundė, su ta minutė atsakomybės jausmas ir supranti, kad baigėsi tas momentas, kai galiu nuogais pautais per Laisvės alėją bėgioti. Nu, čia kaip pavyzdys. Tiesiog, kad tu jau neši atsakomybę už kažką, tai tu esi kažkam pavyzdys ir baigėsi tos skatino dienos, jau tu tėvas, jau tu turi pareigą prieš kažką. Tai... Kaune sklinda kalbos, kad Mantas truputį yra po padu. Patvirtinsi ar paneigsi? Turbūt iš manęs atsakymas šitas, kaip čia pasakyti, ne iš manęs turėtų eiti, bet nežinau, aš daugiau už tai, kad mes labai... Žmona iš vis mane tironu vadina, tai aš nežinau, jinai tai tikrai su tuo nesutiks. Jinai sako, kad aš tironas, aš tai manau, kad mes ten kažkokį balansą laikom ties tuo, bet iš to viso, ką interviu kalbėjau ir kad pasakoju nuo to, kad į klubą nebevaikšto, gali galbūt pasirodyti. Tai, bet čia realybė, kad yra mūsų dviejų susitarimas. Toksai tiesiog, kad tą vietą paliekam, kaip jinai yra, bet aš ją neinu. Tai nežinau, ar atsakiau į klausimą. Čia... Super, esam iššūkį. O, čia sudėtingiausias buvo kol kas žingsnis. Aha, nevilk, o bandyk statyti. Ai, kad nusikratytų? Jo, kelk į viršų pilnai ir perstatyk. Opa. Pakelk koją, aš nukratysiu. Tokių matau, kad normalaus dydžio stiklų įkrito. O, širdingai dėkojam. Op. Nublema. Jėga. Kas sekantis? Tau pavyko, man tai duok šitaką. Šuvalis, wow. Dėkui. Lemba, iš pradžių tai žiauriai buvo smagu eiti. Žinok, pirmi 3 žingsniai, tai kaip ir... Bet kaip pastovėjai turbūt? Kai pastovėjau, jie susvygo biškį giliau nuo to sustovėjimo. Ir sakau, pirmą žingsnį dėjau po stovėjimo, jau jisai toksai žiūriu kažkur tai padė kažko, tai jaučiu, kad yra. Žmogus sirgdamas visiškoj diskomforto būsenoj sugeba susikaupti ir padaryti interviu, atsakyti į sunkius klausimus, padaryti iššūkius, strėlės laužimas, ėjimas per stiklą. Aš nežinau, ar Mantui Skukauskui yra dar kas nors baisaus. Turbūt jau po šių iššūkių nebėra nieko neįveikiamo. Bet jis tam ir strėlę laužė. Gerai atsakinėjo, žmona patenkinta bus. Prizą į studiją! Atsistojam ir iškvepiam. Labai reikėjo tėčio, kai augau. Iškart noriu verkti. Ką čia dabar darai, artistė tu? Aš lankiau slaptai būrelį, vaidybos. Trašiūnų knygnešys. Norėtum nutraukti šitą iššūkį? Už sveiką protą. Už sveiką protą! Už sveiką širdį. Už sveiką širdį! Ir už nesveikai gerus laikus. Vytautas. 100 metų, 1000 tostų.